Sveiki. Šiandien aš ruošiuosi apkirpti šitą medį ir suteikti jam naują įvaizdį. Šakos labai didelės, jis labai pavargo jau nuo to. Vis nesiryžtu aš jį apkirpti, bet atėjo laikas, jau reikia. Va, matosi. Tos šakos labai sunkios ir visos jį tempia žemyn. Tai aš galvoju, va tai va, pjausiu čia. Вот. Сегодня буду обрезать эту толстянку и придать ей новый облик. Дерево уже большое и давно уже не обрезала его. Наверное, лет 7-8. Надо помочь дереву, чтобы оно пришло в свой новый облик. Дерево большое. Вот видно. О, видите, какой ствол? Вот. Моя рука и ствол. Это уже дерево. И я его получила в подарок от подруги. И надо его теперь немного постричь. Вот. Потом покажу. Nu, jau padariau. Labai greitai. Nuėmiau didelės šakas ir prignybiau viršūnėlės. Va, visiems. Taip suteikiau medžiui įvairios. Nu, vat, jau niekas nebesunkiai tempia. Čia nežinau, palikti ar nuimti šitą dalyką. Čia liktai atsigaus. Va, jau medis mano paruoštas. Ir aš tikiuosi, jam dabar bus geriau. Ir jisai toliau augs. Nu, atrodo visai neblogai. Dabar reikia apdirbti visus galus. Reikia arba pelenais, arba apdirbti sodo tepalu. Nu, toksai darbas mano šiandien. Nu, aš likau patenkinta, tikrai atrodo visai neblogai. Reikėjo jau seniai tokį dalyką padaryti, vis nesiryžau. Šiaip tai reikėtų dar, va čia reikėtų gal nuimti, va čia va dar. Toks medis mano. Pinigų medis. Va taip. Ir pasižiūrėkite, va, koks kalnas liko šitų nupjautų šakelių. Tai va, mano toksai darbas šiandien. Tikiuosi, po to parodysiu, kaip pradės ataugti. Čia kažkas tai nepatinka jam. Va. Tikiuosi, viskas bus gerai. Prisižiūrėjau video per YouTube, kaip daroma tas viskas. Ir bandžiau pati padaryti. Galvojau, kas nors man padės, bet viską padariau pati. Nupjoviau, sutvarkiau. Dabar tegu auga, tegu žaliuoja. O toksai medis. Na, tiek.